Bet tai per daug viskas susiveda. Čia kaip jūsų vienas žiūrovas atėjęs pas manęs ant sėdmaišio sakė, pona Žemaitaitį, visko nepasakokite, nes galim blogai pasibaigti, nes ir tai per daug pasakote, o neapykanta pas jų yra labai didelė jūs. Tai bailių pas mus pasirodo yra 80%, kaip čia mes išsiaiškinome per tą skandalą dėl kada buvo užpultas kunigas. Tai pasakęs. Dabar dėl jau pradėjot apie Kasčiūną, tai jūs man paaiškinkit kitą dalyką, kuris dabar išlindo. Pasirodo tarptautiniai spaudoje skandalas, vėl vokiečių spaudoje skandalas, pasirodo Lietuva nepasiruošusi priimti brigados, kurią čia rankas išsukinėjo. Anušauskas išmestas buvo dėl tos brigados, nepasiruošė. O dabar šitą Šmikis sako, B planą pasiūlėm Vokietijai. Rūta, būkit gera. Pamenat, kai skyrė Kasčiūną iš jūsų laidoj, pamenat? Taip. Atsiverskit šitą laidą. Bet tai čia yra, čia toks blefas. Mano paaiškinimas yra. Ar prisimenat, ką aš jums aiškinu? Apie diviziją, apie brigadą, apie bokserių pirkimą. Esmė, atsiverskite, jeigu norite, 2022 metų rugpjūčio mėnesio Delfi 2 mano buvo straipsniai. Esmė, aš labai aiškiai buvau aš dėl to, kad dirbau, man teko darbuotis NATO, kai buvau delegacijos vadovas ir ta informacija, kuri yra pas manęs, arba ta informacija, kurią renka man biuras ir komanda, jinai tikrai yra sisteminė padaryta. Nes mes labai daug analizių padaryti. Ir kada buvo prezidentiniai debato metu, antroje laidos debato, pamenat, buvo dėl kariuomenės, dėl finansavimo ir panašiai. Ir aš LRT aiškiai pasakiau, neįstė jūsų vokiečiai ir jūs nesiekit pasako. Esmė, vokiečiai, kad ateitų, jie turi matyti, kad yra finansinė garantija ir jie turi matyti, kad yra infrastruktūra. Kai tu ateini ir tu matai, kad infrastruktūros nėra, o atsistoja Vulis, Dargis ir visi kiti pasakoja, kaip iš čia greičiau pirkite iš manęs būtus, nes jūs būtus išnuomosite brangiai vokiečių karininkams. Ir viso labo atvažiavo ten 15 ar 22 vokiečių. Aš iškart pasakiau, chebra, dar bandymas laikyti durniais ir dar bandymas prastumti. Čia lygiai taip pat kaip Šimonytė su Avuliu susitarusi į Lietuvą įleisti kuo daugiau ukrainiečių, baltarusių, rusių, kazakų, tadžikų, kad iš jų pirktų būtus, kad tos būtus dalis pirktų ir nuomotųsi, kad parduotų kotedžus ir parduotų namus. Idiotai, aišku, lietuviai nebereikia nei tų būtų, nei tų namų, nei tų kotedžų, nieko. Karas pasibaigs, visi tie ukrainiečiai, sėkmingai rusai, baltarusiai patrauks į savo šalis. Ką jūs tada darysit? Jūs turėsit dar vieną didelę milžinišką krizę Lietuvos nekilnojamam turte. Neįsivaizduoju, žmonių perka žmonės būtus po 3, po 4 ir aš klausiu, jūs, jums sugalvom, gerai viskas yra ir moka tokias metinės palūkanas. Tai grįžtant dėl Vokietijos, tai vis tiek mes tarptautiniai rinkoje, mes turėsim, tarptautiniai toje arenoje, mes turėsim, Rūta, išeiti iš tos situacijos. Ir visą bus galima suversti ant naujos valdančiosios daugumos. Ne veltui krašto apsaugos ministras yra pasiūlyta Dovilė Šakalienė, kuri sėkmingai sutarė su Laurynu Kasčiūnu. Taip, socdemai kaip galima kandidatė į krašto apsaugos ministrus buvo pristatyta Dovilė Šakalienė. Nes kadangi Juozas Olekas jokiais būdais negali būti, nes dėl auksinių šaukštų, dėl betvarkės kariuomeniai, dėl išparceliavimo, dėl laivų nuginklavimo ir panašių dalykų, taip kaip įvyko su Porošenka Ukrainai, tai prezidentas tikrai neskirs, nes čia ne Žemaitaičio antisemitiniai kažkokie pasisakymai, bet jau čia bus, manau, kad skandalas bum. Ir čia bus pakankamai geras. Čia netgi Palucko tie detartizacijos žiūrkių paslaugos jau čia į vieną pusę nueis. Tai ką reiškia, tu pastatai Šakalienę, tada tu suverti visą atsakomybę ir tu važiuoji. Ir jūs pažiūrėkite, ką konservatoriai sėkmingai padarė, kai buvo Rasa Juknevičienė. Ar jūs prisimenat? Jie sunaikino iš principo kariuomenę. Tai va, tuo metu prisiminkit, Anušauskas buvo NSGK komiteto pirmininkas, visą informaciją nutegindavo, Rasa Juknevičienė duodavo žurnalistams informaciją iš NSGK, tie sėkmingai bauduliai rašydavo, kur irgi yra paimti vienai per kitaip šantažuojami, kas su vyru pasimylėjo, kas ten žmogų užmušė, iš Panevėžio vienas, o šitoks aktyvus žurnalistas ir atsakomybės bijo viešai prisipažinti ir pasakyti, nes girta mašinas lengviau daužyti yra. Tai va čia tada atsitinka, kada tu turi galimybės juos visus šantažuoti. Tai su Vokietijos brigada lygiai tokiu pačiu principu bus apkaltinant ateinantį valdančioji dauguma. Tai va klausimas yra, kas bus premjeras ir klausimas, kas bus ministras. Ir kada vyks debatai, tai kandidatai, kurie kandidatuos į premjerus, kandidatuos į partijų lyderius, jie turės aiškiai pasakyti, jie už ar prieš. Ir čia, Rūta, dar ne pabaiga.
skatinamas yra vidaus vartojimas. Nu, karas jiems bet kokia atveju dabar į naudą. Po metų gali šiek tiek situacija keistis, koreguotis, ten tam tikrai kiti dabar niuansai vyksta viduje Ukrainoje, Rusijoje, bet čia aišku bus po lapkričio paskutinio savaitgalio, mes matysime, kas pasikeis tam pasaulyje, jeigu pertraukos. Ir kada tu gauni 3 milijardų papildomai skylę, tai, nu, žinot, Rūta, neįsivaizduoju, kuris čia norės apsiimti būti krašto apsaugos ministro. O Dovilė Šakalienė, vardan garbės, tėvynės, meilės ir orumo, ir dėl LGBT+, Q, jinai sutiks ją pabūti. Viskas. Ir ant jos varšelės viskas suvers, o 28 metais pasibaigs kaip Polikui su auksiniais šaukštais. Tada bus organizuotamas karinis perversmas, karininkai bus nepatenkinti, tada Kasčiūnas organizuos nuvertimą ir sakys, Dieve mano, kokia jinai netinkama nėra ir nieko neišmano. Aš galiu jums nubrėžti visą šitą istoriją, kuri bus 25 metų pabaigoje, 26 metų pradžioje. Dar dabar šiek tiek dar grįžtame prie Seimo. Jūs pats užsiminėt apie Lopatą ir genocido centro. Va čia jiems pavyko. Žmogus su tokiu tėveliu, kuris, nu, iš principo dalyvavo genocido prieš lietuvių tautą, nu, trėmimuose ir taip toliau, jis kolaborantas buvo rimtas. Ir staiga jo sūnus... kolaborantas buvo, jis aukščiausio lygio kolaborantas. Taip. Ir bendrininkas visų tų nusikaltimų, kuriuos tyria genocido centras. Ir štai jam pavyksta tą įstaigą, atvirai kalbant, kad šitagi Kuzmickienė atvirai sakė, neteisingai žmonės supranta istoriją, todėl reikia priežiūros ten kažkokio tai dalyko ir reikia pakabinti. Rūta, jūs gal įsiaiškite Kuzmickienės ir Lopatos asmeninius santykius ir ko gero jūs suprasit, kas ten yra. Taškas. O tai Dieve. Viskas sprendžiama kažkokiuose tai guoliukose, kažkokiuose tai tokiuose vietose. Yra ir džiugių žinių, ta prasme keistų žinių, tai yra čia yra blogos žinios. Vat pavyzdžiui, šiandien žiūriu pas Juknevičienę savo Facebook'e, glebesčiuojasi su von der Leyen. Seimas skiria paviljonį skiria vicepirmininkų. O abiejų von der Leyen pralošė teismą dėl įslaptinimo COVID dokumentų, vakcinų dokumentų, kada jinai ten rodė visus tos išbraukytus ir slėpė savo žinutes, o Kubos mafija sėda nuteistas už korupciją. Ir mes praradom savo ryšininkus Amerikoje, tos fondulius ir įtakos grupės, kuriomis rėmėsi šita mūsų valdančioji dauguma Amerikoje. Ir mes neturim ten tų ryšių, kurie priverstų Blinkeną skambinti Landsbergiui ir pasitarti dėl karo Ukrainoje. O čia kaip suprast? Čia abiem teismai.